Kas kaip žiūrės mus, šiandien mes ryte susitikom su Lina. Lina sutiko, labas Lina, Labas. malonu labai, kad tu čia eteryje ir kas mums šiandien kokia aktuali tema, tai mes norim papasakot, tiksliau Lina sutiko papasakot apie savo patirtį su Fitline, ji darė, kaip ji ir kokį pojūtį rezultatą gavo. Tai labai džiaugiuosi, kad tu sutikai pasidalinti su visais, su mumis ir tavo ir mano žiūrovais. Ir dar truputį pristatysiu, kad Lina gyvena Anglijoje jau apie 20 metų ir domisi sveikatą, sveika gyvensena ir dabar pasidalinsim rezultatu apie Fitline. Tai gali man pasakyti, Lina, kaip tu jauteisi prieš Fitline ir kada tu ten pradėjai? Tai sveiki visi, kas klausotės. Labai malonu, Ingrida, kad mane pakvietei. Na, mano kelionė prasidėjo taip, galima sakyti, netikėtai, nes aš stebėjau vieną moterį iš Ispanijos, kuri mūsų yra kolegė. Ir ilgą laiką, kokį pusmetį stebėjau, bet aš vartojau kitus produktus, bet jie baiginėjos, tai galvojau, reikia pradėti vartoti. Ir čia iš mūsų miestelio viena pažįstama, dabar jau draugė, parašė tiesiog vieną vakarą, gal norėtum išbandyti produktus. Tai aš jai sakau, aš kaip tik sakau, iš vakaro pasiklausiau vieną Zoom įrašą, sakau, aš noriu. Tai labai greitai tas buvo apsisprendimas, kad pradėti tos produktus vartoti, nes jau vartojau ląstelių pagrindų veikiančius produktus, tai va šitie mane labai sudomino ir norėjau išbandyti, tai va taip greitai. Taip. Prisijungiau, išbandžiau ir patiko. O turėjai kažkokių tai, kažką norėjai pagerinti ar bendrai tik taip profilaktiškai pradėjai? Norėjau pagerinti savo sveikatą, nes aš dirbu su chemija, su valytoja ir pastoviai užterštas organizmas ir jaučiasi iš tikrųjų. Žarnynas blogai veikia. Taip. Tai čia vienintelė didžiausia turbūt problema, nes visada užkietėja viduriai labai dažnai. Ypač jeigu tokių miltinių suvalgau. Paskui refliuksas nuo jaunystės, kažkada labai seniai buvau pas gydytoją, vis gerklė kimdavo. Tai pasakė, susitvarkyk skrandį, nes yra refliuksas. Čia tau sako, ne visada gerklė užkimsta ir slogos nuo to visada yra. Tai va, o girdėjau, kad labai padeda šitie produktai, tai va tas mane užkabino, kad reikia. Taip. Ir kada tu jau pradėjai vartoti produktus? Maždaug? Aš užsiregistravau prieš važiuojant į Lietuvą atostogų rugpjūčio 20, bet grįžau rugsėjo 3 ir 4 ir kitos dienos rytą jau pradėjau jas gerti. Tai žodžiu, dar nuo rugsėjo čia kiek apie 3 mėnesiai gaunasi. Jau 3 mėnuo, taip. Bet o kaip su rezultatu, kaip tu dabar jautiesi? Tai mano dar toksai būdavo, kad rankos skaudėdavo. Tai nežinau, kas čia per liga, kas iš tikrųjų pas mamą tenais raumenų nykimas jau buvo prasidėjęs virš 50, apie 60 metų, tai galbūt jau ir pas mane ta problema kažkas buvo, bet pas gydytojus nesikeičiau. Tai labai pastebėjau, kad kaip dirbu, ten pakelti daiktus, pakilnoti lengviau, nes būdavo suskausdavo riešai ir iš tikrųjų iš po avarijos mano vienas buvo skilęs riešas, tai va čia dažnai skausmą jausdavau. Šitas delnas skaudėdavo, nes čia aš prasipjovusi, randą turiu, prasidūrus sausgyslę nusipjovus, tai net nesusilenkdavo gerai pirštas, dabar galima sakyti, va tas pirščiukas susilenkia, o taip tai būdavo, kažkur tiek gal sulenkdavau. Sako, lankstosi lengviau iš tikrųjų. Ir atsirado lengviau. Atsirado jėgos daugiau. Jėgos rankose taip atsirado. Labai darbingumas pagerėjo, panašesnis, greičiau viską galiu padaryti. Energija taip atsirado labai gerai. O šito... Noritinio kokteiliuko. Bet tu gali papasakoti, kaip tik norėjau paklausti, nuo kokių tų produktų pradėjai ir kaip ten viskas vyko? Aš pradėjau nuo bazinio rinkinio, tai
power kokteilio ir Restorato, bet pridėjau dar omega 3. Taip. Tai vat, mano patys pirmieji produktai buvo šitie 3. Ir kiek laiko tu juos? Ir Activizer. Pamiršau Activizer, nors aš jį labai taupiai naudoju, dar turiu nuo pačio pirmo mėnesio truputį ant dugno. Tai būdavo, nes aš dienos metu negaliu jo išgerti, tai būdavo į rytinį kokteilį įsidedu po kaušelį ar pusantro. Kad visai dienai užtektų, nes Activizer, čia papasakosim truputį mūsų publikai, kad Activizer veikia apie 5 valandas, tas veiksmingumas ir ląstelė energijos, ta prasme, deguonies ląstelė ir kad gaunasi ir energijos ir iš guaranos išgaunamas kofeinas, kur yra natūralus produktas, ne kaip kava veikia, o veikia taip, va, to lygiai energija laikosi apie 5 valandas. Taip, nešokinėja, visiškai nešokinėja energija. Ne kaip nuo kavos gauni energijos ir žemyn. Taip, paskui jau pasnausti norisi. Tai aš kavos visiškai nebegeriu, jau anksčiau jau nebegeriau. Gal nuo praeito žiemos, nuo vasario, kovo mėnesio kažkur va taip pat. Jau nebenorėjau aš kavos gerti, nes kitus produktus geriau ir man kažkaip praėjo visai noras. Dabar irgi netraukia, nesinori. Ir tuos produktus tik naudojai, įtraukiai dar kažką, ar tik tai šitie produktai ir naudojai iki dabar? Paskui nusipirkau želsuką. Kai prasidėjo čia spalio mėnesį virusai pas mus aplinkui, sūnus pradėjo sirgti, užsisakiau, bet aišku, sūnus negėrė. Bet aš geriau, tai aš nesusirgau, tai džiaugiuosi labai. Truputį buvo tokia sloga užėjus, biški gerklė perštėja, bet ir IB5 turiu nepasiėmiau. IB5 purškiausi ir šitą vakarę visada geriau. Iš darbo grįžus būdavo, net į rytinį kokteilį įsidėdavau po kaušelį. Tai va 3 dienos ir praėjo man tokie sirgimai. O dabar aš naudoju Generation 50 pridėjau. Aha, tai čia riebiosios rūgštys, čia yra omega. Taip, su rytiniu šitos geriu. Būna kartais omegos dar įsilašinu 15 lašikų. Galvoju, vis tiek padės. Odai viskam tinka. Taip. O riebiosios rūgštys, tai ten yra omega 3, Q10, kas mums reikalingiausia, ir liuteinas akim, ir izoflavonas hormonų pusiausvyrai palaikyti. Žodžiu, kiekvienam virš 40, nežinau kiek to metų, bet šiaip rekomenduoja virš 40 metų jau pradėti, nes labai, irgi padeda. Atsiprašau, paskambinti. Nieko tokio. Parašysiu pokalbį. Tai vis tiek skambinu. Neparašiau sesiai, kad neskambinu. Tai parašyk dabar, kad ir eteryje esi. Ką nors papasakok. Viskas. Tegul žiūri per Facebooką. Atsijungia visas garsas mano dabar. Ar veikia? Veikia. Aš girdžiu. Bet aš tavęs dabar nebegirdžiu. Kodėl man viskas atsijungia? Tai gerai, dabar gali išsijungti ir vėl įsijungti, jei nori. Kažkas su garsiakalbiu mano. Nebesu. Gali Ar atsijungti. girdžiu? Aš girdžiu tave. O aš tavęs negirdžiu. Geras. Kas dabar pasidarė? Sutrukdė tas Tai skambutis. žiūrėk, dabar išsijunk iš sistemos ir vėl įsijunk. Ir tada turėtų veikti. O dabar Aš tave dabar Girdi? girdisi. Aha, kas čia dabar visi skambučiai pradėjo pulti? Dar kitas skambutis buvo, nesupratau. O dabar tu mane girdi? Jau dabar girdžiu, dabar viskas Tvarkoj. gerai. Yra ten, kur žodžiu, kitą kartą parodysiu, kur galima pasidaryti, Aha. kad neprisiskambintų. Gerai, nes taip reikėtų padaryti, nes sutrukdė dabar viskas, mintis pabėgo. Nieko, pratęsim, nepergyvenk, viskas čia gerai.
Aha, Matyt, taip reikėjo mum mintį pakeisti. matyt. Tai aš dabar ties irgi turiu pasižiūrėti, ką aš čia galvoju pasakyti tau, paklaust tavęs. Tai dabar ties, tu prisidėjai 50+, kaip mes kalbėjom, ir, Taip. ir naudoji celšiutą. Celšiutas, tai pasakysim dar mūsų publikai, kad tai yra apsauga irgi ląsteliai ir imunitetui gerint, ir ten antioksidantai surenka laisvuosius radikalus, žodžiu, viskas, kaip pasakyt, padeda mūsų organizmui nesusirgti. Mhm. Tai dabar ties pasakyk, kaip tu jautiesi, bet praėjo 3 mėnesiai, kaip tu jautiesi? Na, jaučiuosi iš tikrųjų gerai. Buvo pirmom 2 savaitėm jautėsi kažkoks galvos svaigulys. Truputį, nes prieš tai man būdavo, kad mane mėtydavo į šonus. Aš esu buvusi pas gydytoją endokrinologą, pas mane čia yra, kur baigėsi galva ir prasideda stuburas, tokia duobutė yra ir tenais yra atvira liauka kažkokia ir ten sakė, kad išteka kažkokios ten reikalingios sultys, skysčiai, kas tenais yra tokie. Ir vienu žodžiu mane truputį mėtydavo į šonus. Aš galvą pasukdavau, man akyse mirguliuodavo. Tai va dabar šito nebėra. Tai tas labai gerai susitvarkė. Ir būdavo dar tokie dalykai, labai stiprus ūžesys ausyse, truputį apsitvarkė. Tai vat laukiu geresnio pagerėjimo, nes dar būna tirpimas ir tas ūžesys ypač naktį jaučiasi, bet dienos metu aš jį mažiau bepastebiu. Tai va tas toksai geresnis rezultatas. Tai jeigu apibendrintai galėtume pasakyti, kad pagerėjo tavo sveikata, 100% per 3 pagerėjo. mėnesius, per 3 mėnesius jau yra rezultatai. Taip, iš tikrųjų geri rezultatai. Iš tikrųjų per 1 mėnesį jau buvo tie rezultatai. Aišku, man norėčiau, kad ir svoris nukristų, bet matyt kepenys yra užsiteršusios, nesivalo, tai reikia ilgesnio laiko. Tai vat, o šiaip tai ta savijauta tokia, kad ryte atsikėlus, labai gerai jaučiuosi ir galiu dirbti ir viską, aišku, reikia miego režimą susitvarkyti, nes vėlai einu miegoti, tai jau 7:30 prabudus galvoju dar valandą pamiegoti. Bet už tai, kad vėlai eini. Bet šiaip miegas tavo gilesnis pasidarė, ar prasme, ar tu įsimiegi geriau, ar taip pat? Išsimiegu geriau. Anksčiau būdavo naktį dar prabusdavau, pirmas 2 savaitės labai dažnai į tualetą varė. Jau naktį eidavau. Limfa valėsi. Eidavau naktį į tualetą ir jau paryčiais 5 valandą irgi. Eidavau kokią 3:30 ir 5:30, kai vyras keldavo, reikdavo eiti. Dabar nebereikia. Dabar atsibundu, dažniausiai prie žadintuvą ir einu į tualetą prieš 7:30. Žodžiu, irgi susireguliau, nes vakarinis kokteilis tai yra mineralų rinkinys ir ten ir šarmina naktį, mes išgeriam vakare, tai šarmina naktį mūsų organizmą, subalansuoja ir padeda, pagerina miegą ir ką limfotaką suaktyvina. Tai tas yra labai svarbu, kadangi mes mineralų negalim patys pasigaminti, o tik tai iš maisto. O kaip žinom, maistas mūsų toks šiais laikais nėra geriausios kokybės, kad ir kaip būtų, norėtųsi. Tai labai, labai noriu pridėti tą. O rytiniam kokteilį, Powerį, ką tu geri, tai ten yra vitaminai visi ir 8 skaidulos, probiotikai ir visa kita, kas gerina virškinimą ir B grupės vitaminai. Žodžiu, mes gaunam ir kaip pasakyti, ir koncentracija geresnė, ir energija, ir dar išsivalo organizmas. Dar noriu. Žarnynui padeda dirbti gerai, iš tikrųjų tuštintis lengviau.
Padėjau tau, ne? Padėjo jo, susitvarkė, jau dabar galiu sakyti, kad susitvarkė. Pirmom dienom jautėsi užkietėjimas vidurių, Mhm. bet Bet dėl to, šiek kad tiek daugiau vandens tvarkėsi pagėriau, jo, tvarkė Mhm. viską, tai dabar tai jau labai gerai viskas einas. O kas yra svarbu, dabar mintis nutrūko, man kažką norėjau pasakyti. Nu, nesvarbu. Vienu žodžiu, jeigu žarnynas susikišęs, tai ir smegeninė nedirba, aš taip Taip, galiu viskas pasakyti. tame susiję. Kas yra čia? Ai, norėjau pasakyti, kad yra technologija NTC ir tai duoda, kad greitai pasisavina organizmas ir suveikia, dėl to gaunami greiti rezultatai. Čia nėra kažkokie stebuklai Mhm. ir kažkokie burtai, bet yra tiesiog išrasta mokslininkų labai efektyvūs maisto papildai, kurie praktiškai reikalingi visiem, nuo mažo iki, Taip, nuo iki vaikučio didelio. iki senuko. Taip. Ir, ir vat dėl to ir dalinamės mes, kad nu, rezultatai yra nuostabus ir Lina nori Taip, pakviesti, ką domina, kas norėtų, kaip pasakyti, pabandyti ar gal, pabandyti. Taip. galvoja, kad reikia kažką, nu, norisi keisti, tai tikrai kviečiam kreiptis į Liną ir jinai padės išsirinkti, pasakys geriausiam kainom, kaip gauti. Ir žodžiu, nežinau, tu kažką norėtum pridurti, ką žmonės galėtų, nu, išsinešti, ką tu patartum. Ką aš galiu patarti? Dažniausiai žmonės sako, kad brangu. Na, iš Mm. tikrųjų šitas produktas nėra toksai brangus, kaip paskaičiuoji, tai kas dažnai perka kavos puodelį ten kostuose visokiuose, dar kažkur tenai Starbuckse, tai netgi gaunasi pigiau Mm. negu kavos puodelis. Taip, ir jeigu paskaičiavus, mano draugė paskaičiavo dabar, kad apie 40% gaunasi pigiau negu vaistinėje pirkti kiekvieną dalyką, nes čia yra viskas sudėta jau. Čia jau tikrai daug iš tikrųjų vitaminų, nu kur jūs gausite visas vaisius, daržovus, po kiek čia sakė, 3 kilogramai ir 5, pusantro Mhm. kilogramo. Taip. Pusantro kilogramo vaisių ir daržovių norma dienai, ko mes nesuvalgome tikrai per dieną. Aš tai tikrai ne, prisipažįstu. Nelabai yra šiais laikais, nes Nebent nesveria kokį tiek obuolį bananą suvalgau per dieną. Nu ir aišku, vakare ten kažką gaminiesi, troškiniesi daržovės, tai, bet vis tiek šitiek, tai ne, be šansų suvalgyti. Taip. Nesutilptų. Tai va, tai patariu netaupyti ant savo sveikatos, nes vis tiek, jeigu anksčiau pradėsi rūpintis, anksčiau ją susitvarkysi ir dar tolimesni metai bus gražus, jaunystės kupini ir jėgų pilni ir galėsite vaikščioti ir bėgioti ir džiaugtis gyvenimu ir šokti. Taip. Va, gal Ir, tiek. ir kaip tu sakai, jeigu skrandis tvarkoj ir nuotaika geresnė ir nėra Taip, depresyvos tos nuotaikos ir, nu, žodžiu, papildom organizmą reikalingom medžiagom dienai ir jisai pats atsistato, ta prasme, jis ten dirba savo darbą, tuos visus procesus. Ir, taip. Ir ir naktį sureguliuoja viską, vat, visus procesus, taip pat restoraitas, kuris taip. padeda. Vat, dar galiu pridurti, kad man būdavo kartais mėšlungis sutraukdavo koją. Tai vat šitas restoraitas sutvarkė. Dar pirmas dienas jutau, lyg norėtų patraukti koją. Kažkaip buvo keistai, galvoju, nes, nu, galvoju, vis tiek gaunu tų vitaminų, kodėl čia man taip. Bet Taip. paskui vat, supratau, kad sutvarkė tą problemą. Mm. Ir siestatik nervas pas mane yra nuo po gimdymų. Tai vat buvo toks momentas, anksčiau va dar pridėsiu, kad aš laiptais lipdavau, jausdavau labai didelį skausmą, ypač mėnesinių metu, o dabar to nebėra. Nėra visai. Nebėra. Ne, nebėra. Džiaugiuosi. Kur buvo kažkas, tai, nu, kas, jau organizmas viską reguliuoja, kad, nu, kaip pasakyti. Taip, tvarko, po truputį, aišku, laiko reikia. Ne, po pirmo mėnesio dar gal šiek tiek jutau, bet, pavyzdžiui, kai būdavo anksčiau ir tos mėnesinės skausmingos, jau jausdavau, kad jau pradės, tai būdavo ir strienas paskaudėdavo, ir galva pamausdavo. Tai dabar nebėra, tai džiaugiuosi. Tai Išvis dingo tie simptomai. taip, nebėra. Stabu.
Nebėra iš tikrųjų, vat džiaugiuosi, jau tas tai dalykas tai labai gerai ir rekomenduoju ypač toms moterims, kurios turi jau labai didelius galvos skausmus ir tenais netgi negali, yra tokių moterų, kur negali iš lovos atsikelti, kai prasideda Migrenos. mėnesinės, taip. Tai vat, tai šitas Labai vat, tai rekomenduojam kiekvienam išbandyti, nes tai yra tikrai efektyvus ir holistinis, ir natūralus produktas, kur daug mokslininkų, beveik 400 dirba, kad išrastų šitos produktus. Ir tai yra sinergiška viskas viename, žodžiu. Vitaminai ryte, mineralai vakare. Ir turim rezultatą. taip, labai puiki sveikata ir vat, ir aišku, ir oda nebesausėja taip stipriai, tai vat, rekomenduoju visiems. Prisijunkit, išbandykit, galite tik tais mėnesiuką vat, pabandyti, bet jau tikrai pajusite produktų naudą labai greitai. Taip. Kaip rekomenduojama 3 mėnesius vien dėl to, kad atsistato visos tie minkštieji audiniai, tai dėl to rekomenduoja pati kompanija, bet galima visaip daryti, galima Taip, aš kaip, tai bet nesiruošiu pabandyt nutraukti reikia. jų, Ne, nes aš matau, kad yra rezultatas, tai stengsiuos toliau vartoti, aišku, ir noriu, kad žmonės jungtųsi ir išgirstų, kas per Taip, produktas ir kad jisai tikrai veiksmingas ir reikalingas mums visiems. taip. Ir linkiu tau dar geresnių rezultatų, kokybiško gyvenimo ir geros sveikatos ir kad viskas lengvai vyktų. Lina, ačiū tau labai už Ačiū pokalbį tau, ir Ingrida. iki kitų kartų. Iki kito. Labai malonu buvo. Ačiū. Ate. Na, iki. Iki.